Labadiena, mėly žiūrovai, draugai ir pažįstami ir visi žmonės besidomintis sveikatos temomis. Šiandien kalbėsime širdies kraujagyslių ligų ir senatvinės demencijos tema. Ir mūsų svečias šeimos daktarė Aurelija Prostevičienė. Labadiena, Aurelija. Labadiena, Vytautai. Ačiū, kad atvykote. Ir, pradėsime turbūt nuo klausimų, be ilgų įžangų. Kokia kardiovaskulinių ligų, tai yra širdies kraujagyslių ligų mirčių struktūra Lietuvoje? Mirčių nuo kardiovaskulinių ligų statistika yra žiauri. Per metus miršta daugiau negu 37 000 žmonių. Tai iš viso? Iš viso. Ir tai užima maždaug kokius 52% iš visų mirčių. Nes visa kita tai užima kitos, nelaimingi atsitikimai, onkologija, traumos. O žmonės labiausiai bijo žodžio vėžys, taip? Taip, onkologija. O tikimybė, kad kai važiuojam miestu ir priešai sutinkam automobilių koloną su avariniais ženklais važiuojančiai iš lėto, tai kad didžiausia tikimybė, kad infarktas žmogui turbūt. Ko gero taip, statistiškai taip išeina. Jūs patirtį turite milžinišką. Tikrai apylinkė jūsų šeimos gydytoja yra didžiulė. Mane jau nuo kokių 40 metų truputėlį toks reiškinys dirgindavo, kaip atvažiuoja koks nors anglakalbis, kurio nieks nepažįsta, dėsto rimtų veidų tiesas ir kažkaip žmonės, kurie, tiesiog kaip yra posakis, dantis praėdė savo darbo, jie kažkaip užmiršta savo patirtį ir aklai seka žmogum, kurio net nepažįsta. Tai jūsų patirtim, ar ta struktūra, sakykime, infarktų, krūtinės anginos, insultų, ar jos daugėja ar mažėja, kad ir trumpąją perspektyvą, pavyzdžiui, kokių svarbus įvykiai, karas, covidas, ar ten ilgesnė perspektyva 20 metų, eina daugyn ar eina mažyn? Eina didyn, be abejo eina didyn. Nepaisant to, kad yra dabar ir prevencinės programos, kur tikrinami jauni žmonės kardiovaskulinių ligų prevencijai, vis tiek gyvenimo tempas, stresas, įtampa, darbas, greitis, be abejo ir covidas savo padarė, visiems psichologinę dar tokia irgi uždėjau šalmą ant galvų ir tas didina. Tai dabar toks beveik jau religijos lygmenyje yra žodis cholesterolis, taip? Taip. Ar tai yra išimtinai blogybė, jūsų kaip patyrusio žmogaus, gydytojo, tikrai, kur jūs dar plus, mėly žiūrovai, jauskit skirtumą tarp žmogaus, kuris tiesiog, yra besidomys tą sritim ir žmogaus, kuris yra juridiškai atsakingas. Labai lengva skleisti maištininkiškas idėjas ar kažkokius tai tokius, galbūt ne visiškai patvirtintus faktus, kai tu už nieką neatsakai. O kitas dalykas, kai tu už viską atsakai, kada gali bet kada tave bet kokiu klausimu paskūsti ir užkabinti. Tai klausykit įdėmiai, dabar cholesterolis, jūsų nuomonė. Taip, cholesterolis tai jisai priklauso nuo daug turbūt veiksnių. Pirmas dalykas turbūt genetika žmogaus, antras dalykas gyvenimo būdas, žalingi įpročiai, mityba, judėjimas. Tai visi šitie faktoriai turbūt susideda į vieną ir kuris gaunasi tuo keiksmažodžiu cholesterolius. Bet mes jį praktiškai, ne visą, bet didžiąją dalim pasigaminam patys. Be abejo, taip, pasigaminam. Tai visi tie veiksniai turbūt po truputį įtakoja ir ką mes planuojam ir galim daryti. Turim mes, aišku, magišką žodį statiną. Labai populiarus žodis. Labai populiarus žodis ir turim kitą pasirinkimą - natūralias medžiagas. Tam cholesteroliui kažkaip tai suvaldyti. Jeigu iki natūralių, kažkiek tai turi įtakos mitybai, vis tiek žmogui, taip? Be abejo turi, bet sakau, gyvenimo būdas ir stresas. Netgi jeigu streso metu žmogui pamatuotume kraujo tyrime cholesterolį, glikemiją, visada rasim aukštą. Praeina visi šitie tokie, kaip sakyti, žmogaus stresiniai situacija ir viskas tas gali grįžti į gana padorės ribas.
Tai aš galiu pagal asmeninį pavyzdį, kai manim labai domisi Klaipėdos teisėsauga, tai kažkaip tas cholesterolis pakyla, bet kada labai ilgai domisi ta Klaipėdos teisėsauga, tu gali domėtis kiek nori, jau jisai tampa irgi normalus. Tai jau tada patampa rutina. Ir amžinas, daktarė, klausimas. Tikrai, jeigu nors kiek tas rytim domiesi, tai paskui jau pats dėdė internetas mums tos tiekia informaciją. Visagalis. Taip, visagalis. Du faktoriai. Visgi, kas yra blogiau? Ar endovaskulitas, tai yra uždegiminiai kraujagyslių pokyčiai, ar cholesterolis, kuris iš jų būtent tam varganam gyslos užsikimšime yra svarbesnis? Sunku pasakyti. Gyslos užsikimšime endotelio funkcija yra tikrai labai svarbi, nes pats cholesterolis kaip po toks, jis gali, net ir didelis būdamas aukštas cholesterolis, sveikoje kraujagyslėje tekėti ir pratekėti ir neduoti jokio to prikibimo prie sienelės. Kada yra endotelio uždegimas vidinėje, toj kraujagyslės sienelėje, tas cholesterolis po truputį, lašas po lašo, kimba, dedasi, atsideda ir gaunasi lipidinės tos plokštelės, kurios galiausiai duoda užsikimšimą. Aš trumpai žmonėm priminsiu, aš apie tai tokią visą laidelę buvau išleidęs. Patreone, reiškia, tai mažo tankio lipoproteinai, tie vadinamieji blogieji, jie difunduoja pro stipriai uždegimiškai pakitusią kraujagyslės sienelę. Iš vidaus fagocituoja makrofagai, riebalinės ląstelės tampa tokiais, tiesiog pampsta ir jau po to endoteliu formuojasi tada ta plokštelė. Ir pridaro tiek bėdų, kad 52%, sakėte, daktarė. Taip. Ir jeigu žmogus, nenori pradėti dar kol kas tos ilgalaikės terapijos cheminiam priemonėm, tradiciniais vaistais ir, neužtenka tam žmogui valios jau taip drastiškai pakeisti mitybą ir gyvenimą. Ką tokiu atveju žmogui padaryti? Daug žmonių, tarp kitko, šito klausimu tikrai domisi, klausia, o ką aš galėčiau pakeisti vietoj statino. Atsiprašau, kad pertraukiu, ar tokių žmonių daugėja ar mažėja? Sakyčiau, didėja. Didėja, nes tikrai visi bijote, kad chemija, kad čia visam gyvenimui, kad čia ilgalaikė ir kaip aš čia dabar pradėsiu gerti, ypatingai, sakau, po tos kardiologinės programos jauni žmonės, tai negi dabar aš čia 40 metų būdamas gersiu iki nežinia kiek. Dar 40 metų mažiausiai. Logiškas klausimas. Logiškas klausimas, taip. Ir kadangi klausia, turiu tokį, kaip pasakyti, kaip ir alternatyvų variantą. Tas alternatyvus yra augaliniai preparatai. Vienas iš jų tai būtų toks preparatas berberinas, tai raugeriškio. Taip, Lietuvoje augančio augalėlio alkaloidas. Taip, alkaloidas. Ir būtent tas berberinas, jisai veikia į cholesterolio tą visą pusiausvyrą. Dabar ką jisai? Jisai gerina metabolizmą, tinka metaboliniam sindromui gydyti. Aš esu girdėjęs vienas labai tokios gudrios tautos atstovas, ten vertimas buvo iš to jidiš kalbos, tai berberiną vadina gamtiniu metforminu. Be abejo, taip. Jisai iš esmės glikemijos tvarkymas jo yra. Tai tokia turiu statistiką padaryta studijų, tikrai atsakingų studijų, tos studijos pagrindė vyko Amerikoje, tarp kitko augalinius preparatus, tokius naudoja 1 iš 3 žmonių, tokia statistika radau literatūroje. Ir ką jisai dar padaro? Jis padaro taip, kad trigliceridus naudojant bent 6 mėnesius sumažina 0,3,67 milimolių litre. Tai yra kaip ir apčiuopiama. 6 mėnesiai. Tai yra labai gana trumpas laikas, o rezultatas kaip ir apčiuopiamas. Noriu trumpai žmonėm paaiškinti. Trigliceridai, mėlyjeji, nėra kažkokia mistinė substancija. Žinot, kas yra didelio tankio lipoproteinai, mažo tankio, tai trigliceridai yra dar mažesnio tankio lipoproteinai, nes kartais žmonės įsivaizduoja, kad visiškai atskira grupė. Taip, tai berberinas mažina šitą, būtent trigliceridą. Būtent šitą mažina glikemiją. Tai čia diabetas, prediabetas. Tai mažina irgi
pagal studijos duomenis 0,15 milimolių litre. Tai irgi yra daug. Liemens apimtis 3,27 cm. Tai ką tai reiškia per juosmenį, matuojant, bet irgi. Tai irgi yra daug. Tai taip, tai aš... Plius glikemija. Aš ir kažkada apie berberiną tokią laidelę esu sukūręs, tikrai ypatingai jeigu žmogus, nes ir kardiovaskuliniam lygom sirgti didesnė tikimybė turi diabetikai, ypatingai antrojo tipo. Tai yra Obuoliukam. Vyresnio amžiaus, taip, tokie obuolio nutukimo žmonės tai į visus faktorius veikia. Ir nutukimą, ir gal pasakysit, gal ne, bet tiesiog, kad nepamiršt. Šiek tiek tas nėra poveikis į nutukimą labai greitas, bet tai esmė tame, kad pamažina šiek tiek liemens apimtį berberinas, nekeičiant gyvenimo būdo. Jeigu ten bet ką pradėsi valgyti agurką ar pomidorą ir nustosi valgyti visą kitą, tai tu gali pasakyti, kad tau tas agurkas sumažina liemens apimtį, bet nekeičiant drastiškai gyvenimo būdo, nes, kaip pastebėjau, valios pas žmonės turbūt ne per daug. Valios neturi. Tai va, nori stebuklingos tabletės. Tai va būtent. Ir dabar toks nukrypimas dar šiek tiek į niūrę medikų kasdienybę. Kiek jums Lietuvos valdžia skyrus minučių vienam žmogui? O, labai daug. Nuo 5 iki 10. Tai, normaliam pacientui. Tai domėtis apie, pavyzdžiui, nuo ko mirė ar kuo sirgo proprostiniai, turbūt laiko nėra. O, čia šitiem dalykam tikrai ne. Nebent žinai visą genealoginį medį tos šeimos. Tai jau tada gali kažką žinoti. Bet čia žinoti, kaip sakyti, ne todėl, kad tuo metu gali pasiklausti, surinkdamas tą anamnezę iš žmogaus. Tai turbūt dėl to, kai buvo garsioji modernaus viruso pandemija, tai aš perskaičiau, kad Anglijos statistika 40% pamažėjo tradicinių medikų, 40% padidėjo netradicinių medikų vizitų skaičius, žmonių pas tos medikus. Tai turbūt irgi viena iš priežasčių, nes aš įsivaizduoju, labai lengva kritikuoti tradicinę mediciną, kada tie žmonės laiko neturi. Aš pagal save galiu pasakyti, kai dar intensyviai dirbau, tai grįžti namo, ten jokio noro domėtis, tik tai kažką suvalgai šlumštant ant tos sofos, įsijungi serialą Senis ir paskui prabundi, kad jau dar kokie 2 serialai jau praėjo ir tik tai eini miegoti ir tai vėl eini tą darbą. Tai vat, kaip dabar tos pačios Klaipėdos teisės saugos dėka turiu galimybę pailsėti. Tai iš tikrųjų, tai pasidomėjus, tai yra daug tų priemonių. Aš dabar nenoriu užkrauti žmonių, šiandien kalbam apie berberiną, bet jų yra, aš suskaičiavau 5 gamtiniai tokie, iki statininiai, sakykime, cheminiai junginiai ar priemonės, kurie tą cholesterolį pamažina ir tu gali dar žmogus pakankamai sumanevruoti iki to laiko, jeigu nenori. Bet jūs, daktarė, pasakėte įdomią tokią frazę apie endotelio uždegimą. Tai kad jo viena pagrindinių priežasčių irgi yra būtent hiperglikemija. Taip. Ir prisiminkim diabetikus, ypatingai prieš 30-40 metų su amputuotam galūnėm, kad būtent jiem ne cholesterolis, jiems glikemija užkimšdavo gyslas. Taip. Tai va, taip, viską praktiškai, kurioje vietoje Lietuva pagal nekrepšinį, nutukimą maždaug esame Europoje? Mes esam 4. Garbingoj 4 vietoje. Dar nepapuolėm į tą visai lentelę. Taip, kurtinaitėje, bet kuriuo atveju esam jau apšovę. Ne visai apšovę. Apšovėm. Kurtinaitė taip apšovėm. Bet ant pakilos dar neužlipom. Iki 3 vietos nepasiekėm, bet 4 turim Lietuvoje. Deja. Aš pliaže apsidairau, aš prisimenu savo jaunystę, tai tokie visi mokykloje pas mus, kokia buvo 300 mokinių, tai žinotum, kad stori yra 2, pavyzdžiui, ten. Jis ir ji visoje mokyklai. O dabar tokių tukšliukų, atrodo, nėra, tas žmogus pilvas nestyro, bet jis visas toksai apėjęs. Kas čia mityba, gyvenimo būdas, čia kompai, telefonai. Dabar irgi taip iš savo jaunų pacientų, kadangi tikrinuosi ir visus mokinukus, darželinukus prieš metinį patikrą. Labai įdomiai, mokinukų nepaprastai džiaugiuosi, kuriam trūksta svorio arba normalus. Antsvoris arba nutukimas. Tai čia dažniau kuris? Antsvoris daugiau, nutukimo mažiau, bet šitų yra. Ir vėlgi, jie sėdi ten prie savo telefonų, darosi jau
tikra telefoninė kupra slankstelio, tikrai slankstelio pakitimas ir suprantat šitą ir plus antsvoris. Jie sėdi maigo telefoną. Ir tai, žiūrėkit, jūsų laikais, kas buvo? Nuobauda. Neleisiu tavęs į lauką. Dabar nuobauda. Eik į lauką. Tiksliai, bet šito nieks, o čia geras, čia reikia rašyti 10 kartų išėlės Facebooką, kad čia būtų. Tai nuobauda, kad tu eisi į lauką, o nesėdėsi prie to kompo, prie to telefonų, sėdėsi kambarį. Niekada nebūdavo to, visigi vaikai būdavo lauke. Kodėl dabar dar plus D vitaminų šitaip trūksta? Totaliai trūksta. Tyrimą pasidarius, tai, nežinau, keliem iš 100 tik tai yra norma. Jie sėdi kambarį, jie lauko nemato. Aš truputėlį čia galbūt paoponuočiau, taip, nesutikčiau, bet tai čia aš visiškai, ginčuose gimsta tiesa, nelaikau įsikabinės. Tai dabar taip, sudedam taškus. Berberino turbūt pagrindinis poveikis yra glikemijos normalizavimas. Glikemijos, svorio, nes į metaboliką veikia jisai, ir plus cholesterolis. Dvigubas poveikis, trigubas netgi. Ačiū Tuom žmonėms suteikta ir džiaugiamės. Ir ką noriu pasakyti, mylėjai, tai nėra kažkoks tai, mūsų sugalvoti duomenys. Ir netgi radau straipsnį 25 metų Liepos, tai yra 2 mėnesių dar nėra senumo, kur su visais skaičiais aš įdėsiu jums nuorodą, galėsite skaityti būtent apie berberino poveikį lipidogramai ir glikemijai. Tai tikrai nedrįstume mes ir nedrįsčiau aš kviesti gydytojas kalbėti kažkokiais nerimtais klausimais. Dar, daktarė, labai rimtas toks klausimas ir labai skaudus, ir mes patys tai žinome, yra senatvinė demencija. Taip. Ar tai kiek tų žmonių yra maždaug, taip jeigu paimt kokią dalis, ar kiek ten pasaulyje, gal turit kažkokią? Pasaulyje tai neturi šito, gal čia jūs daugiau straipsniuose radęs tą statistiką, bet jų didėja akivaizdžiai. Ir labai daugėja, tai aš trumpai palaukit, jeigu aš surasiu. Bet yra 20 metų, 20 būtų 50 milijonų, tai tiek, kiek italų, pavyzdžiui, 30 metais, tai jau ne už kalnų bus 100 milijonų, tai truputį mažiau negu japonų, o 50 metais bus 150 milijonų. Tai jeigu taip dabar paėmus pervertus į Lietuvos populiaciją, tai iš 200 žmonių vienas, taip grubiai, reiškia, turi rimtą demenciją. Tai čia diagnozuota. Ir čia yra diagnozuotas. O nediagnozuotų daug daugiau. Tai ir tas supratimas apie demenciją truputėlį yra pas mus gal ne visiškai teisingas. Kokia jos pradžia? Pradžia demencijos turbūt jau ne tada, kada žmogus neatsimena, kas jis toks, kuris ir su kuo jis. Ar kur raktas? O taip, ne šitas jau yra, čia jau yra įvykęs faktas. Pažengusi demencija. O pradžia, kada žmogaus pakinta domėjimasis, higiena, tiesiog bendravimas, visas tvarkingumas, apsileidimas ryškėja, jam niekas neįdomu. Jau tada vertėtų labai pradėti galvoti, kad tai yra demencijos pradžia. Tai, ką jūs pasakėte, turbūt vienu žodžiu būtų asmenybės pokyčiai. Be abejo. Tai ir jie visi į tokią blogą pusę, iš linksmo bendraujančio ir kvapnaus vyro ar moters, toksai tampa suprakaitavęs, užsidaręs žmogus savyje. Ir tai jau čia demencija. Ir po to jau sekantis žingsnis jau prasideda visi pamiršinėjimai. Jau tada visi kiti pamiršinėjimai, jau tada nežinau kur ir kas. Ar yra kažkokia reali galimybė žmogui padėti? Kada tie prasideda, sakyčiau, būtų dar tikrai realiai galimybė, ne tada, kada jau yra įvykęs tikras faktas. Demencijai gal užbėgti, tai ko gero reiktų irgi galvoti apie natūralius irgi tokius produktus, kurie galėtų tam žmogui padėti.
Vienas iš tokių preparatų, sakyčiau, yra ciberžolė. Bet Kurkuminas. Kurkuminu kažkodėl ir pavyzdžiui, arba karių vadina, labai daug pavadinimų ir painiojasi žmonės. Ja. Taip, ir jie ten ir skirtingų medžiagų būna dar pagaminti, tai irgi pavadinta tuo pačiu ciberžolės pavadinimu, bet tai yra ne tas pat. Taip, aš tą pastebėjau. Na, dar yra toks pasakymas, kurį kartais eksploatuoja, taip nusičiaudėt, užsimaniau, irgi asmenybė keičiasi turbūt mano. Tai treneriai taip sako, raumeningas žmogus demencija nesirga. Pastebėjau tokių raumeningų ir dementiškų žmonių. Bet aš paskui pasidomėjau to klausimu, iš tikrųjų tas fizinis krūvis, tai yra auksinis irgi toks kaip, tiesiog demencijos profilaktikai, tai yra ten visapusiškai jis yra naudingas. Ne, jie sunykę tokie visi būna. Visi. Sunykę, suglebę tokie visi. Tokie grybas. Pakirmijas. Man atrodo, kad jeigu jaunystėje tų žmogus, taigi mes turim tokių labai gerų pavyzdžių. Pavyzdžiui, manau, jūs tikrai prisiminsite tą mūsų bendrą pažįstamą, taip kaip čia pasakius, nenoriu čia, žinot, giminystės ryšių, kur antro tipo diabetas nuo jaunumės surūkydavo. Labai nustebau, kaip pasakė, 2 pakelius, taip? Primos buvo linkus į azartinius, tokius to laiko lošimus kortomis ir žmogus gyveno pilnam prote. Puikiai 90 metų domėjusi, kas tas yra kompiuteris, ką čia galima su juo dar nuveikti. Taip, 90 metų. Bet jaunystėje? Jaunystėje šoko baletą, lankė čiuožyklą, čiuožė. Vėliau jau paskui turbūt persimetė į Primos cigarečių sportą. Taip, prisimenu, čia unikalus toksai rodiklis. Ir jisai rodo, kad visgi ta motulė genetika yra žiauriai stipri. Taip, motulė genetika yra stipri. Sakau, genetika aš ir sakau, numero 1, toliau visi kiti faktoriai. Visi. Čia negali kitų jau paskui nuneigti, kad daryk ten, ką nori ir vis tiek tavo genetika puikiai ir tu gyvensi. Ne, genetika tai yra svarus dalykas, bet ne vienintelis. Aš apie ciberžolę, kaip aš tavo užsikabinau, yra tokia knyga 100 būdų, jei ką, pritrauksim, Viktorai, tą knygą 100 būdų išvengti Alzheimerį. Taip, ir labai tarp kitko, jinai yra 12 metų, jinai pakankamai nejauna. Ir kaip tą suprato, tai tos gentys, ten buvo Indijos, Bangladešo, Pakistano teritorijoje, kurios tradiciškai labai daug, ten jis pavadintas karių ciberžolė, vartoja ir ten žmonėm demencijos nebuvo, nors pakankamai ten tų senolių buvo daug. Žinot, jeigu ten populiacijos vidurkis amžiaus yra 30 metų, tai be abejo jos nebus tos demencijos, nors jinai jaunėja, ar irgi yra tiesa. Taip. Tai ir kas čia darosi tam pasaulyje, o tenais ir paskui pradėjo tyrinėti kelias gentis mitybos klausimais ir kur praktiškai vieno izoliuoto produkto skirtumas buvo. Ir išėjo tos ciberžolės, kad karis, cinamonas ir žalioji arbata, šitie 3 tokie pagrindiniai komponentai, bet ciberžolė, ta geltonoji, ji yra pagrindinis toks faktorius. Tai malonu, kad prisiminėt ir visą laiką man patinka tokios laidos ir aš pats kaip žiūriu, kai yra žmogui duodamas sprendimas apie problemą vartyt. Čia tokia kaip politika, tu vartai ir vis tiek nieko neatsitinka. Tik tai parodai, kad tai žinai. O tikrai, daktarė, ačiū, kad jūs tą pasakėt, nes jau kai pažengėjau, kai pradėjau užmiršinėti, kas tu esi, tai aš iš tų žvaigždūnų istorijų liūdnų galiu pasakyti, koks Ronaldas Reiganas, Briusas Vilisas. Tai nepasakysi, kad jiems trūko sporto salės, nebuvo už ką nusipirkti hantelius, nueiti į sporto klubą ar kažkokį vaistą. Ir ten, kad ir be abejo, jau tada buvo cholinesterasės inhibitoriai, NMDA receptorių inhibitoriai, tie vaistai, vis tiek žmogus eina ir nueina. Ir ten tu daryk, ką nori. Tai geriau kažkaip nesusirgti. Tai mylėjai, jeigu nustojat naudoti dezodorantą, kvepalus, susimastykite, nes tarp kitko ciberžolė, kad pristabdo progresą, ar yra tokių duomenų? Yra, jis gana stiprus antioksidantas
Jis veikiantis puikiai imuninę sistemą, dabar radau tokių straipsnių, tikrai labai naujų, labai gražių, čia tikrai nauji straipsniai, kad jis netgi turi tokį poveikį, vat Amerikoje ten pagrindę daryti, visi tie irgi studijos, tai netgi COVID ir gripo, kaip, dabar kol kas tai neįregistruota kaip vaistas, bet kad įtaką tai turi ir prieš virusiniam tokiam, kad žarnyno mikrobiotai turi irgi teigiamą poveikį, turi vat, irgi cholesteroliam, irgi taip pat įtaką turi. Tai vienareikšmiškai tai yra. Tai ciberžolė viena iš tų 5, kur aš jau norėjau sakyti, kad berberinas ir ciberžolė, bet kitų neapkrausim kol kas žmonių į cholesterolį, bet ji mažesnė. Ir jeigu prisimena, čia mes vartėm tuos straipsnius naujausius, tai berberinas daugiau trigliceridai, ciberžolė daugiau mažo tankio lipoproteinai. Ir tas kitas straipsnis irgi 25 metų bendrovė Birželės. Toks labai didžiuliai tyrimai, sukelsim žmonėm paskaityti, nes tikrai atrodo, kad čia mes labai taip įsiplėtėm. Ciberžolė, kad jos plačiausias poveikis iš visų, tai taip, tas antioksidantas, ląstelės, mes iš ląstelių esam, ir kad tas membranas pasaugo, tai yra gerai. Bet visgi ta mūsų bendrosios pažįstamos, kuri mėgo Prima, pavyzdys rodo, kad kaip jums atrodo, sakėt, ta genetika, ar turite omeny cholesterolio klausimų, galbūt daugiau tą tokią piktybinę hipercholesterolemiją. Žinot, yra žmonių, kur žiauriai aukšti cholesteroliai. Ir ten daryk, ką nori. Tai čia tik tai, ar jums tiesiog per savo ilgus darbo metus pastebėjot, kaip nosies forma, taip, mano tokia, taip turbūt į mamos, jūsų turbūt gal daugiau į tėčio, taip, sakykime, kiek aš žinau. Bet ir biocheminiai rodikliai, irgi žmogaus yra į kažką iš protėvių. Taip, ar tik tai ta hipercholesterolemieta žiauri yra, ar tiesiog gali būti ir mažesnių koncentracijų intervalė? Taip, turiu tikrai savo 2 pacientus, kur tiesiog netitiktų visų tų standartų. Žmogui idealų, studentam galima rodyti kokią lipidogramą, visi cholesteroliai puikiai, ir mažo tankio, ir didelio tankio trigliceridai, viskas idealu, bet kažkodėl tai buvo kraujagyslės susikimšę. Ir teko revaskuliarizuoti, daryti pilnai operaciją, kada pjaunamas krūtinkaulis, keičiamos kraujagyslės. Tai tikrai iš savo pacientų. Kitas pacientas, kur ir gyvenimo būdą, ir dieta, viską. Aišku, judėjimo aš ten bijau, kad turbūt nepakako, bet antsvorio ne, maistas tikrai ten dieta žiūrėjusi, ten ką valgo, kodėl valgo tą maistą. Ir irgi idealūs lipidogramos rodikliai. 2 kraujagyslės stentuotos, 2 kraujagyslės reikia laukti. Dar pacientų, ką tokį turiu, sportuojantis, be antsvorio, kraujospūdžiai puikus, viskas idealu. Žmogui sode įvyko klinikinė mirtis ir ką? Buvo atgaivinta sėkmingai, 4 kraujagyslės stentuotos, po 3 parų dar 3 kraujagyslės. Ir lankantis sporto salę, fiziškai aktyviai sode dirbantis. Bet ką išsiaiškinau paskui, vis tiek tai kažkokia priežastis turėjau tą sukelti visą okliuziją tų kraujagyslių. Pasirodo, žmogus turėjo labai įtemptą darbą. Dirbo statybos, jisai kažkokio tai vadovo, sako, mane spaudžia iš viršaus, man reikia žmonėm sumokėti algas, tų algų pinigų nėra iš ko dar sumokėti, sako, aš negaliu nesumokėti, sako, dieną naktį tokia problema darbinė. Tai reiškia, stresas jį užvaldė ir jam pateikė tokį siurprizą nemalonų. Bet irgi, stresinė situacija irgi turbūt šitam dalykui irgi yra išimčių, ne vien tik tai, kaip sakyti, viskas, kad visiškai gražu ir vienoda, tai taip nėra, bet yra kam ir labai aukšti cholesteroliai ir jis puikiausiai savo su švariom kraujagyslėm gyvena. Tai jūsų teigimu laboratoriniai radiniai lipidogramoje ir, sakykime, radiologiniai
morfologiniai radiniai, taip, kraujagyslių sienelėje, jie nėra visiškos koreliacijos. Nėra visiškai, 100% tikrai nėra. Tai nėra labai dideli galbūt nuokrypiai, bet kad šitas gali skirtis, faktai. Toks yra mitas apie statinus, nežinau, ne mitas, kaip tą pavadinti, kad pradėjus gerti jau žmogui iki Karmėlavos, iki Grabo lentos visą gyvenimą, ar tikrai negalima nutraukti? Galima nutraukti. Galima nutraukti ir ką, mažos labai dozės statino gali mažinti endotelių uždegimą. Gali mažinti. Didelės dozės, moksliškai čia, kad jos tirpina. Tas tirpinimas toks, irgi, kaip čia pasakius, plokštelė aterosklerotė. Kad plokštelė aterosklerotė nemažina, tirpina, bet didelės dozės. Mažos endotelių uždegimą. Tai reiškia kažkiek tai pagėrus metus, porą, galima galbūt išeiti patikrinus kraujagyslių būklę. Jeigu tos būklė ta pagerėjusi arba jinai gera aplamai, galima iš statinų išeiti. Pereiti tada, sakyčiau, prie augalinių preparatų. Gal greičiau, sakykime, netirpina, bet stabilizuoja tikriausiai, taip, nes atseit tirpina, bet tas tirpinimas tai irgi yra ganėtinai pavojingas reikalas, nes tai gali tas atplyšti ir kažkur nukeliauti, tas cholesterolio ta plokštelė. Aš skaičiu apie radiologinės literatūros, tai ten nurodo, kad jau maksimumas yra 11% pagal išmatavimus plokštelės, bet tai nėra daug. Čia turbūt reikia manyti, kad greičiau stabilizuoja. Tai čia, stresas, stabilizavimas taip. Aš apie stresą dabar, čia apie tai nesiruošiau kalbėti, dėl streso, tik noriu pasakyti, kad tai yra žiaurus faktorius, kaip daktarė sakė, kad ko gero ten rūkymas ar hipodinamija nėra tokia pavojinga kaip stresinė aplinka ir aš tyrimą tiesiog kažkada tai, nežinau kokios valstybės, buvo tirti daugelio profesijų žmonės susistematizuotai, tai ugniagesiai ir medikai, tie, kurie turi naktinius budėjimus be jokių žalingų įpročių, ir ten menininkai, kuriems ten jokio grafiko nėra, jie ramiai sau gyvena, kada yra įkvėpimas piešia, kada nėra įkvėpimo, ten žiūri į tekantį vandenį, tie, kurie labai smarkiai rūkė, ten matau po pakelį ir daugiau. Ir rodikliai geresni buvo tų dailininkų. Taip, šitą aš kažkur irgi esu skaičiusi ir būtent, kad medikų, ugniagesių ir dar kažkokia tai specialybė, kurios yra labiausiai rizikingos dėl staigių mirčių, dėl aterosklerozės, dėl infarktų, dėl insultų. Taip, čia yra rizikingos profesijos. Mes čia neseniai kalbėjom su psichiatrė, šiandien neplanavau liesti to klausimo, apie ašvagandą lietėm. Būtent tas nuolatinis nerimas ir tas nuolatinis nerimas, aš verdu pykčių viduje, kaip tos masinio informavimo priemonės, jie nenusistveria jokios geros informacijos. Visos tik tai blogos. Neigiama. Taip, vakar ilgametį Lietuvos rinktinės kapitoną kalė prie kryžiaus tą Jeftoką, lyg jis kažką būtų žmogus padaręs. Ir per visur tas ėjo. Ir ten pasipiktinimas didžiulis. Ir kas skaudžiausia, kad tie žmonės, kurie ten to prakaitų taškėsi, jisai su tais kitais, niekas jo neužstojo. Kas per tą baimę? Ta baimė irgi blogas jausmas. Kaip psichiatrė sakė, baimė yra geriau negu nerimas. Baimė tai, kad mes bijom, kad staiga jūs dabar nepaimtumėt ir nepaleistumėt į mane iš tos statulėlės. Tai aš žinočiau, kad reikia užsidengti. O nerimas, tai tu nežinai, ko tu bijai ir tu amžinai kažkaip tau antinkščiai rusena ir jie tau gadina sveikatą. Tai tas toksai pradžioje dėl to lyties keitimo, po to dėl tos kaukės karantino, vakcinacijos, karas ir dabar nesustojamai viskas eina. Ir kodėl ta visa žurnalistinė tokia bendruomenė, kodėl jie nenori kažko gražesnio žmogui. Tai ir rytais, dar ačiū Dievui, per Lietuvos televiziją pasižiūrėjau, kada einu anūkės saugoti, tai tokie gražus multiplikaciniai filmukai ir Lietuvos vėliava prabėga, tik prasideda tos laidos informacinės, tiesiog nesinori į nieką žiūrėti, norisi, nes ir žinau daugybę žmonių, kurie net nusėmė tos televizorius, išsinešė, nes baisu. Taip, nerimo žmonės išsako tą nerimą tikrai, kad visame kame nerimas. Nerimas dėl aplamai politikos, nerimas dėl karo, nerimas dėl gyvenimo, dėl pragyvenimo ir kaip čia bus ir kas čia bus. Taip, šitas irgi įtakoja ir tas jau paskui iš to nerimo
išauga į kitas problemas. Ir kažkaip reikia bandyti nepasiduotam nerimui, truputėlį rasti gyvenime kažkokiu tai šviesių pusių, nes ir aš pastebėjau žmonės taip įsitraukia, taip ten kažkoks vienoks burbulas socialinis maitina vienokiu tokiu nuodingu maistu, kitą maitina vienokiu, vieni kitų baisiai nekenčia, bendravimo kultūros ten nelieka jokios, apie ką bešnekėtum ir tas žmogus stresina, bet koks tas neigiamas, tas išpilinėjimas. Vienas neigiamas komentaras, kažkur tai skaičiau, bet kokiu klausimu, turi 100 kartų didesnį poveikį negu teigiamas ten reakcijų, užgaišto laiko nuo to klausimų. Tai, o tų tokių, kurie atrodo, jo toks darbas yra sėdėt, stebėt ir kažką tai aplot labai neigiamai ir labai šlykščiai. Vat kas čia per žmonės, vat tas ir kažkaip turėtų suprast, kad jie ir save iš esmės jie sargdina. Ta agresija tokia iš visų pusių. Nenukrypkim per daug į šoną. Čia tikrai, bet sakykime, aptariam kardiovaskulinės, tą ikistatinę dar fazę, aptariam demenciją iki savo vardo pamiršimo fazę. Tai apart šitų cheminių junginių, jūs minėjot, baletas. Baletas. Taip, fizinis krūvis. Taip. Ir dar straipsnėje, ką radau, dar irgi tokį įdomų, čia ir vyriškiam labai įdomu būtų paklausyti, irgi ta studija, kai buvo padaryta su kurkuminu, ciberžolė, tai kad vyrai, kurie darome PSA tyrimas, kad po 6 mėnesių PSA tyrimas pavartojus būtent kurkuminą, jisai žymiai ženkliai sumažėja. PSA tai prostatos vėžio žymuo. Liaudiškai taip. Tikrumoje tai ten biški yra tokie niuansai, kas tai yra, bet tai čia visiems suprantamas, tai PSA tyrimas. Vyrai šitą tikrai visi žino nuo jaunų iki pat senų. Dar vieną įdomų tokį radau kurkumino tokį irgi dalyką, kad jisai negydo, bet jisai pristabdo navikų vystymąsi ir metastazų plitimą. Kurkuminas. Tai čia labai drąsus tyrimas. Drąsus tyrimas, bet, kaip pasakyti, tokį radau literatūrą, tokį irgi dalyką. Tai yra tokių įdomių dalykų, tik aš kartais pamatau, kad jeigu jie yra kažko tai truputėlį pagal savo nemadingi, jie kažkaip neišlenda į viešumą. Čia kaip papildomas natūralus produktas, kuris galėtų prie viso kito gydymo prisiderinti. Ir tarp kitko, kurkuminas labai gerai ir kepenų metaboliką visą veikia, tai ypatingai visa ta metabolika tų onkologijų ir eina per kepenis. Taip, be abejo. Ir jisai, kadangi tą įtakoja, tai jisai turi ir tą teigiamą tokį poveikį. Čia logiškas toksai pasakymas, bet sakau, čia radau literatūrų, irgi, kadangi norėjau pasidomėti, kas ir kur, tai tokius dalykus. O ką dar 18 publikuotas straipsnis 18 metais, tai jau gana senokai, straipsnis buvo molekuliar ir kad tikrai gamtos įkvėptas imunomoduliatorius, kurkuminas. Ciberžolė. Taip. Tai tokie įdomus pastebėjimai apie tokius augalinius dalykus. Tai čia pagal pavadinimą jau prancūzakalbis žurnalas, taip? Aš neradau, ar tai man skamba prancūziškai, kadangi aš tai prancūzų, ne anglų kalbą žinau. Tai man gal aš būtų prancūziška, suprantat, tokia irgi. Autoriai gali būti kiniečiai, taip, bet čia įdomus. Bet molekuliar, būtent aš užsirašiau, kas tai yra. Straipsnio pavadinimas. Galėsiu užsirašyti, pasidomėti, kieno jisai yra. Daugiausia tai buvo amerikiečių šitas visas. Ir amerikiečiai, kaip nekeista, kad turbūt gal jau pasikartosiu, kad 1 iš 3 vartoja kažkurį iš tų preparatų. Arba kurkumino, arba berberino. Amerikoje tai yra gana populiarus dalykas. O tam žurnale, ar ten
tas imunomoduliacija, ar į biocheminius rodiklius, visos ten tą makrofagų aktyvumą, interleukinus, ar tai klinikiniai atvejai, ar žmonės jog sveikesni tampa rečiau užsikrečia? Vat, aš šito neradau jau ten to viso paaiškinimo, kuo ten jau paskui. kuri pusė tirta, neaišku. Neaišku, tai, kuri tirta, imunomoduliatorius. bet vat būtent, kad gamtos įkvėptas imunomoduliatorius. Taip, būtent vat, suformuluota. Šoka, turi būti pagrįsta. Taip, tai aš manau, kad ten vis tiek straipsnius nieks nerašo visiškai be tyrimo medžiagos, be atitinkamo pacientų, be atitinkamo, suprantat, ir placebo tos grupės, kas naudojo placebo, kas naudojo vat, tą preparatą ir paskui daromos tos išvados. Ar išdrįstat storam žmogui pasakyti, kad jisai storas? Be abejo. Rimtai? Rimtai. Nes daug kas neišdrįsta. Išdrįstu pasakyti ir pasiūlau, kad ką reiktų daryti. Be abejo, taip. Nes, pavyzdžiui, pas mane daugybė yra buvę pacienčių atėjusių, kuriems daktaras nedrįsa pasakyti, kad nėra stora. Aš suprantu, bet ką žmogui sakyti nemalonaus, kažkokį pastebėjimą, nesmagu yra. Ne, tai yra nesmagu, bet jeigu aš jam pasakau faktą, ir aš jam sakau, ką dabar mes turim daryti, jis su tuo sutinka. Jis dažniausiai ir pats mato, kad jis yra storas, kad tai jam to svorio per daug, bet tai jis galbūt nežino, ką daryti. Ir jisai, jis irgi taip pačiam save įvardinti, oi, aš storulis, ką dabar man čia daryti. Retas, kuris turbūt pasakys, kad čia taip, ką čia man dabar daryti. Bet, aš išdrįstu, galbūt jau aš per senai dirbu. Jisai sakys, sugedo, veidrodis kažkokias nesąmonės rodo. Ne, veidrodžiai visi būna geri, svarstyklės geros būna dažniau. Viskas sugenda. Tai ir mano šeimoje daug psichiatrų. Tai ir pas psichiatrus siunčia. Tiesiog, kad pasakytų, kad žmogus yra storas. Ir ateina, pikta ir sako, kad, vėl, sako, taip, kas čia yra, kodėl šeimos daktaras negali pasakyti, kad storas pacientas. Taip, aš tai tokia net buvau atidirbęs frazę, sako, aš jūsų dabar atsiprašau, aš jūsų dar kartą atsiprašau, bet aš išdrįsiu pastebėti, kad jūs esate per stambi. Matau, kad žmonės taip susimūsta, bet kada prieš tai atsiprašai, kažkaip jau suamortizuoja tą situaciją. Ir žmonės jie viską supranta, tik truputėlį, tas apgaudinėjimas savęs. Bet galima paveikti, malonu, kad pasiūlym sprendimą. Daktarė, nedrįstu. Ar dar kažką norit pasakyti mūsų plačiai auditorijai? Dar plačiai auditorijai turiu vieną paauglį vyruką, kuris tikrai intensyviai sportuoja rankinį ir tikrai ir pasiekimai neblogi, aukštas, bet 111 kg. Taip, bet raumeningas? Nes rankininkai... Raumeningas, tai dabar jis gal pradeda daugiau raumeningas darytis. Jis buvo storas per COVID, kai jis atėjo ir reikėjo pasižiūrėti. Suprantat, jisai sėdė senas, storas dėdukas su tokiu obuoliu. Ir nenusitraukia raiščių? Ir nenusitraukia raiščių. Jis fiziškai aktyvus visą laiką. Ir dabar jis man yra prisižadėjęs, bet kol kas neatėjo. Jis sakė, aš iki mokyklos ateisiu numetęs svorių. Aš klausiau ir brolio, ir mamos, sakau, kaip jam sekasi. Sakys, sunkiai, jis nutrūksta savaitgaliais. Taip, jis nutrūksta, bet jis man buvo prisižadėjęs, aš ateisiu, aš būsiu numetęs svorių. Mes labai kuklus, aš prieš kokius gal 20 metų, gal dar daugiau, tik pradėjau dirbti universitetinėje ligoninėje ir atvažiavo amerikiečiai ir ten konsultuodavo ambulatoriškai. Tai ten jaunuoliai, kurie truputėlį anglų kalboje gaudėsi, versdavo lietuvaitėm tuos amerikonų. Tas pasakymas, tai vienas toks buvo nevaisingumistas. Ateidavo stambi moteris ir jis sakydavo, ateisi po 2 mėnesių, svarstyklės, jeigu rodys tiek, užeik, jeigu rodys daugiau negu tiek, net nesirodyk. Aš taip sėdžiu, galvoju, kaip taip su moterim galima kalbėti, bet turbūt kartais, žmogui reikia pasakyti, nes žmogui, kai tu nepasakai, kad ir akivaizdžiausio dalyko, jam atrodo, kad jo to 180 kg nesimato. Taip. Čia kaip šuo slepiasi už tualetinio popelio rulonėlio galvą paslepia, taip ir atrodo, kad nesimato. Tai va, ačiū, daktarė, labai, kad įnešėte aiškumo, ačiū už jūsų tokius, tikrai gyvenimiškus pavyzdžius, nes pavyzdžiai tai yra visai kas kita, tai nėra sausa
kažkokia medžiaga, tai nėra skaitimas, tai yra mūsų gyvenimas spalvos, gyvenimas spalvingas, kaip daktarė Prosevičienė. Ačiū. Malonu.